Sveiki popietėje. Sveiki visi. Popietėje šiandien gera sesija, geras renginys, konferencija, diskusijų klubas ir kas tik nori. Tai buvo jau šiandien turbūt ne kartą minėta, kad renginys įgauna pagreitį. Aš sakyčiau, ne tik renginys, bet ir bendrystė, bendrų tikslų siekimas, girdėjimas vienas kito ir visi kiti dalykai, man atrodo, kad per pastarosius metus situacija gerėja, tai gerai nuteikia. Ir tai, kad mes turime paskutinę sesiją, kurių yra 3 lygiagrečios. 3 lygiagrečios ir turim netuščias sales, tai rodo, kad irgi tai renginys ne tik tais, kad savo renginys, bet ir turinys ir kontekstas yra prasmingas. Na, o šiandien mes kalbėsim apie nuolatinės ir periodinės kelių priežiūros efektyvumo paieškas. Tam tikrus akcentus norėsiu paryškinti, atkreipti dėmesį savo pranešime, o paskui kviesiu svarbius žmonės į diskusiją, srities specialistus ir įsiklausyti į patirtis, galbūt skirtingas nuomonės, padiskutuoti tam tikrais klausimais. Ir pristatymo metu, galbūt po pristatymo, jeigu kils koks klausimas, tai siūlyčiau iškart pakelti ranką, galbūt bus noras reflektuoti. Jeigu ne, tuomet mes pradėsime diskusiją ir diskusijos metu irgi, jeigu būtų noras pareflektuoti, nes tokių turėjom ir aš pats nedalyvaudamas sesijoje prašiau leisti užduoti klausimą, pasisakyti, tą irgi drąsiai darykime ir tą galimybę suteiksim. Tai pradžią aš norėčiau pakalbėti apie gal iš 2 dalių, taip mano pranešimas susidės. Tai vienas bendrai, kokia tas yra reguliavimas, koks yra valstybės lūkestis, kaip jisai suformuotas, kaip jisai sudėtas į įstatymo raides, o antroji dalis apie tai, kaip nuolatinė, operatyvioji ir kelių priežiūra ir periodinė priežiūra yra atliekama Lietuvoje ir kaip mes tai darome ir stengiamės užtikrinti kokybiškai, efektyviai akciniai bendrovių kelių priežiūrą. Bendra informacija apie mūsų kelių tinklą, tai yra visas Lietuvos tinklas, žemėlapyje yra didžiulė raizgalinė, bet kaip ir buvusios sesijos ir daug diskusijų, ir prezidentūros iniciatyvos, ir ministerijos, merų ir kitos iniciatyvos ir diskusijos rodo, kad tinklas ir turtas yra bendras, yra valstybės turtas, pats svarbiausias yra didžiausia reikšmė turintis, didžiausias intensyvumas yra valstybės reikšmės, 21 500. Ir 62 300 km yra savivaldybių kelių. Ir bet kuri diskusija apie kelius, finansavimą, nuolatinę priežiūrą, periodinę priežiūrą, atnaujinimus, naujų kelių tiesimą, visų pirma turi prasidėti ir prasideda nuo to, o kągi mes norim pasiekti. O mes norim pasiekti, kad kai nusiperkam tam tikrą daiktą, kai pasistatom namą, padarom kitus dalykus, sukurdami savo gerovę, norime, kad ta gerovė išliktų tokia, kokią mes ją turėjom tą momentą, kai ją susikūrėm. Tai klausimas yra, o kiek ilgai ta gerovė turi trukti ir apibrėžtis ateina iš 2 pagrindinių dokumentų. Tai pirmasis dokumentas – kelių techninis reglamentas, kuriuo remiantis projektuojami keliai ir kitą kartą ir gatvės. Kalba apie tai, kad projektinis kelio naudojimo laikotarpis. Projektinis kelio naudojimo laikotarpis ir yra apibriežti tam tikri terminai. Ir kas tai yra tas projektinis naudojimo laikotarpis, tai jau iš karto suponuoja, kad tai nėra amžinas dalykas. Reiškia, mes turime įsivertinti, kuriam laikotarpį mes norime, kad tas sukurtas produktas jisai egzistuotų ir galiausiai po kiek laiko mes turėsime grįžti mažiausiais tam tikrais sprendiniais atnaujinimui arba tiesiog vietoj jo kažką kitą padaryti. Nes, aišku, labai faina turėti amžiną dalyką, bet amžinas dalykas labai daug kainuoja. Mes galim padaryti 50 cm betoninę plokštę, kuri taikoma aerodromų sprendiniuose, peronų sprendiniuose ir jinai tarnaus labai ilgai, bet tai kainuoja labai daug. Todėl turi būti racionaliai pagrįstas tas projektinis naudojimo laikotarpis,
Na ir kitas jau specialus dokumentas, kuris nusako pagal apkrovas per tą laikotarpį, per 10, 15, 30 metų, suskaičiuojant, kokios yra šiandien apkrovos sunkiojo transporto eismo ir perspektyvoje 10, 15 ar 30 metų priklausomai nuo pasirinkto laikotarpio, o kiekgi tų apkrovų gausis. Na ir 19 metais įvyko pokytis, nes diskutuojant nebuvo aišku, o kiekgi turi tarnauti ta konstrukcija, kuri suprojektuota 15, 20, 30 ar kaip matysim, 20 metų kitiem keliam. Tai kas po tų 20 metų, ar po 20 metų tai jau nulinė vertė to turto, ar jinai dar turi liekamąją vertę ar ne. Tai 19 metais atsirado toks išaiškinimas, kurį sakoma, kad reikia įdėti ir į techninį projektą, kad yra tikėtina naudojimo trukmė. Ir nepriklausomai nuo to, kad mes projektuojam 20-30 metų, jeigu tinkamai elgsime su ta infrastruktūra ir truputį pridėsime ranką, jinai turi potencialą tarnauti daug ilgiau. Ir kuo giliau, tuo ilgiau. Tai žemės sankasa daugiau negu 100 metų, nesurištieji pagrindo sluoksniai 50-100 ir paskui kylant į viršų mažėja. Ir ką mes turime tokią paskutinę, va čia paryškinta, kad viršutinis asfalto sluoksnis turi būti parenkamas taip, kad jo pakeitimo naujų sluoksnių poreikis susidarytų 12-18 metais. Kai šitas dokumentas buvo rengiamas ir leidžiamas įtvirtinimą, čia buvo parašyta 15-18 metų. Bet tuo metu mes dar nebuvom pasiruošę, kad tai gali būti 18 ir daugiau. O dabar turime tikrai nemažai kelių ir netgi bandomųjų ruožų, kur viršutinis sluoksnis tarnauja, tinkamai apskaičiuota, ir jis tarnauja jau dabar 17-18 metus ir ten nereikia iš esmės nieko daryti. Nes buvo įgyvendinti va šitie aspektai, o kaina atitiko tą pačią kainą statybos arba labai nežymiai didesnė negu tuo metu buvo ta einamoji standartinė kaina. Tai turime tą, aš sakyčiau, atitinkančią realybę, realią situaciją, normatyvinį techninį reglamentavimą, kas liečia pačios struktūros, konstrukcijos dedamąją, na ir tą reikia puoselėti. Kitas aspektas yra, kaip ateina per civilinis kodeksas. Kaip mato mūsų civilinis kodeksas, jisai sako, kad mes esam nusipelnę garantijas, nes dažnu atveju ne patys tos darbus darom, nepriklausomai, ar tai būtų kelio statyba, ar tai būtų, ten remontas, būtų kiti aspektai. Tai tam yra garantiniai laikotarpiai. Ir prasideda nuo 5 metų, 10 metų, 20 metų. Tai 5 bendroji garantija, paslėptiem darbam 10, tyčia paslėptiem darbam 20 metų. Na ir toks tada klausimas, kokius mes turėtumėm daryti tos darbus, tai jeigu garantija yra 5 metai, tai ką tai reiškia? Ar ten reikia kažką daryti garantinį laikotarpį, ar nereikia, kieno tai atsakomybė ir panašiai. Tai aš taip sudėjau į 3 tokias dedamasias, kuomet yra pirmieji 5 metai, tai garantinis laikotarpis ir kienogi tos atsakomybės. Tai aš taip pažymiu, kad visų tik tais nestatytojo tos atsakomybės. Ir tai, mano manimu, yra pagrįsta, nes statytojas moka pinigus, jisai perka paslaugą projektavimo, statybos ir visą kitą, jis turi pagrįstą lūkestį ir gali turėti pagrįstą lūkestį, kad 5 metus man neturėtų skaudėti galvos dėl šito statymo. Aišku, gyvenime atsitinka įvairiai, nes kartais mes atnaujinimą perkam, kartais nauja statyba, kiti dalykai. Toliau, 60 metai, kaip ta infrastruktūra, naują statinį, jeigu įrengiam, tai 10 metų jis turi tikrai atrodyti kaip naujas ir funkcionuoti kaip naujas. Tai kieno čia ta atsakomybė, bet čia jau atsiranda ir statytojo atsakomybė, nes jisai dalyvavo ir sprendinio parinkime ir kituose aspektuose. Na ir pati svarbiausia dalis tai jau 11-20 metai, jeigu tai yra automagistralinis greitkeliai, tai 30 metų laikotarpis. Ir kas atsako ir kad tie, kuriuos aš rodžiau, kad ten žemės sankasa laikytų 100 metų ir pagrindo sluoksniai, tai čia jau atsiranda tokia statytojo, mano nuomonė, didelė atsakomybė ir turi jau būti dedamoji tiek nuolatinės priežiūros, tiek periodinės priežiūros dedamoji atsiranda. Ir tokiu būdu būtų įgyvendinamas tos nuostatos, kad viršutinis sluoksnis 12-18 metų, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime ateiti ir tą viršutinį sluoksnį pakeisti ir dažnu atveju mes neateinam ir toks klausimas apačioj suformuluotas.
O kas yra, čia pagalvojami, galbūt ir reakcijos, ir diskusijos dalyviam, ir auditorijai, tai o kas yra su tais keliais ir gatvėmis, kurie 2000-2010 yra pastatyti naujai arba atnaujinti, nes jie buvo statomi jau pagal europinės direktyvas, pagal lietuviškus standartus, pagal lietuvišką reguliavimą, jiem tai jau yra suėjęs šitas laikas. Ar jiem alokuota kažkokia suma palaikymui, to sluoksnio pakeitimui ir ar apskritai ten daroma, nes, kaip matysim toliau, atsiranda tam tikrai dalykai. Jeigu mes savalaikiai nepadarom tam tikrų veiksmų, kurie yra nuolatinės, periodinės ir, sakykime, remonto darbų arba kelio atnaujinimo, statinio atnaujinimo būtinoji dedamoji, mes turim turim tokias problemas. Žalieji procentai tai rodo, kad pridėtinę vertę kūrintis, o raudona tai rodo, kad reiškia, mes galim turėti labai didelių problemų ir tokių problemų iš tikrųjų turim. Tai čia pažymėjau tokia katės maiše efektas, kai pirmais arba antrais eksploatacijos metais statinys griūna, tai arba statiniai griūna, va šiandien, ką ir ministras minėjo, ir Lietuvos vadovas, tai kad siurprizai atsiranda, nugriūna tiltas ir jeigu prieš kokius 3 metus tai buvo labai neįtikėtinas dalykas, o pastaraisiais metais mes tą priemam kaip normalų aspektą, nes tiesiog žinom, kad jie yra, kad jie tokie yra. Tai čia pažymėti, kad ta dedamoji ir savalaikiai atliekama būtinoji nuolatinė periodinė priežiūra ir laikymasis to, ką mes projektavimo metu užsidedam, garantuoja ir laiduoja, taip sakyčiau, kalbėta buvo šiandien po 50 metų, galimai, kad žvyrkelių neliktų, bet jeigu mes šitą dedamą išpildytumėm, tai tikrai jų neliktų, nes jiem užtektų pinigų, nes nereikėtų infrastruktūrą ir struktūrą, kuri buvo stipri ir tinkama naudoti 100 metų, jos nereikės po 30 metų išardyti pilnai ir per naują perstatyti. Ir čia tokia šiek tiek iliustracija, kaip atrodo investuotas euras, sakykime, į tam tikrą dedamą. Tai einamieji darbai, tokia nuolatinė priežiūra, plyšių taisymas, dangos atnaujinimas nedidelė apimtim ir paskui galiausiai rekonstrukcija. Tai kainų skirtumai yra didžiuliai ir tie grafikai galbūt jau yra ir pabodę ir visi mes jau žinom, bet realybėj juos įgyvendinti ir užtikrinti tai, kas yra rašoma ir vadovėliuose, ir mokslinėse straipsniuose, ir jau žinoma iš mūsų patirčių, yra pakankamai sudėtinga ir kelia daug iššūkių. Ir mes pabandėm padaryti tokį skaičiavimą šiek tiek, kuris ta situacija gali susiformuoti dėl įvairių priežasčių, dėl kelių priežiūros veiklos, dėl rangovų veiklos, dėl kažkokių avarijų, kitų aspektų. Tai yra A1 kelias pats, sakykime, svarbiausias, vienas iš svarbiausių maršrutų Vilnius-Kaunas. Ir jeigu 4 valandom užsidarytų eismas, šiame kelyje kiek tai kainuoja. Tai minimalų skaičiavimai mūsų tokie, skaičiavimai sako, kad apie 100 000 tos 4 valandas prastovos kainuoja, jau nevertinant, jeigu ten tos avarijos pasiekmių, bet tiesiog, kad sustojo transportas, sustojo ekonomika, kažkas kažkur nenuvažiavo, jeigu tai yra lengvieji, tai ten vienoks įkainis valandos, jeigu tai yra sunkias svoris, vėl nenuvažiavo krovinys, tai yra 100 000. Kodėl aš tą sustojimą ir uždarimą čia akcentuoju? Todėl, kad kiekvienas remontas ypatingai didelio eismo intensyvumo keliuose, kur mes turime 20, 30, 40 ir net daugiau tūkstančių automobilių per parą, kiekvienas sustojimas, stabtelėjimas, remontas, vienos eismo juostos uždarimas sukelia didžiulius ne tik nepatogumus, bet ir finansinius nuostolius. Ir kai kalbam apie būklę, apie priežiūrą, tai kolegos, ačiū pagelbėjo, paprašiau, kad, sakau, gal parašykim to dirbtinio intelekto, kaip čia atrodytų. Tai kairioji pusė čia ta, kuomet yra vykdoma nuolatinė periodinė priežiūra ir normatyvinė, sakykime, dokumentų, normatyvinės bazės įpareigojimai. Ir dešiniai pusėje, kai atsiranda tam tikri dėl vienokio ar kitokių priežasčių, tie darbai savalaikiai neatlieka. Trumpas įvadas ir kaip mes tai darome Lietuvoje ir specialiai įdėjau 2 žodžius,
Nes mes esame įpratę girdėti kelių priežiūrą. Kelių priežiūra ir toks bendrinis jau pavadinimas tiek akcinė bendrovė kelių priežiūra, tiek kelių priežiūros darbai. Bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėti į anglų kalbą, kitų šalių patirtis, tai yra du žodžiai. Tai yra ne tik tais kelių priežiūra, bet yra operation and maintenance. Ir jie iš savęs turi du skirtingus aspektus. Tai operation, tai tiesiog tai, kas nekuria, tai, kas leidžia naudotis keliu, esant tam tikrom aplinkybėm. Tai reiškia, nuvalyti purvą, nuvalyti sniegą, nuimti šiukšlę, nuimti kažkokį kliuvinį ir reaguoti į eismo įvykius ir kitus aspektus. Tai yra operation, tiesiog vykdymas tam tikrų operacijų. Maintenance priežiūra tuo tarpu jau kūrė pridėtinę vertę statinio išsaugomui, jo vertės palaikymui ir ten jau yra darbai, kurie yra fiziniai darbai, kurie mes darom kažką kelyje. Užtaisom plyšį, užtaisom duobę, atnaujinam struktūrinį paviršių, nužeminam kelkraštį ir kitus dalykus. Kalbant apie mūsų valstybinės reikšmės kelių tinklą, kurį prižiūri akcinė bendrovė kelių priežiūra ir nepriklausomai ar ši bendrovė, ar tiesiog tinklas, kurį reikia prižiūrėti, šiai dienai, kaip jis yra kūriamas, administruojamas priežiūros dedamoji, tai yra išskirti 6 priežiūros lygiai, 5 dalinasi dar 2 dalis, 5 su Ž raidele, tai yra žvyrkelė. Ir matom, viršų yra kilometrai. Tai Šarūnas praeitoj sesijai nuogastavo apie e-tollingą, kad didžioji dalis galimai priežiūros pinigų nueina į tą sąlyginai mažą tinklą, tai 700 km, tai galiu paguosti, jeigu tai paguos, kad ten 13% kažkur sudaro šito tinklo priežiūra, operation ir maintenance dedamoji. Tai ką tai reiškia, tie priežiūros lygiai neegzistuoja savaime, jie yra priskirti prie kiekvieno elemento, tai yra prie kiekvienos grupės ir galiausiai elemento. Yra toks dokumentas, kelių priežiūros vadovas ir normatyvai, juos tvirtina VIA Lietuva ir jais vadovaujantis vykdoma kelių priežiūra. Šitie normatyvai yra tokie performance-based. Funkciniai rodikliai yra nustatyti pagal kiekvieną priežiūros lygį ir pagal kiekvieną elementų grupę ir pagal kiekvieną elementą. Tai šiuo atveju danga, tai važiuojamosios, čia šiuo atveju žiemos darbai nurodyti. Ir jeigu pirmas priežiūros lygis, tai yra 24/7. Tai yra 24/7 turi būti akys tame kelyje ir jeigu kažką reikia padaryti, tai tam ir 24/7 tie darbai yra padaromi. Jeigu kalbam apie 5 priežiūros lygį, tai ten nuo 9 iki 18 valandos dienos metu yra budėjimai, yra darbas, kitų laikų po 18 valandos ten jau ir nekeliamas reikalavimas, jeigu ir kažkas atsitinka, nebent jau reaktyviai reaguoti, jeigu ten, bet jau įsijungia ir kitos organizacijos, policija, priešgaisrinė ir kiti. Na ir toliau edukacija ir viešinimas informacijos, tai yra 5 priežiūros lygiai, kartu vizualizacija ir visuomenės leidimas, kad paaiškinti, kad mes negalime, valstybė negalime 5 priežiūros lygį 24/7 budėti savo čia ir dabar vieną snaigę nukritusią ten ištirpdyti jau šaržuoju ir kitus dalykus padaryti. Tai čia tokios šiek tiek asociatyvios nuotraukos. Kalbant apie akcinę bendrovę kelių priežiūrą, kaip tai yra gal dar einant iki kelių priežiūros, bet kaip yra teisiškai įteisinta Lietuvoje valstybinės reikšmės kelių tinklo priežiūra. Tai akcinės bendrovės savininko teisės įgyvendina Susisiekimo ministerija, akcininko teisės įgyvendina Susisiekimo ministerija, yra reguliavimas visų pirma įstatymai, tai kelių įstatymas, kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas. Tuomet bendrovės įstatai, kurie nusako, kad tam tikri dalykai yra priskirtiniai, tuomet nauji įsipareigojimai, kurios priskyrė vyriausybės nutarimų, paskui iš to sekė ir įtraukimas į ekonomikos ministro patvirtintą ir inovacijų ministro patvirtintą sąrašą dėl valstybės valdomų įmonių, kuriom yra priskiriami tam tikri nauji specialiai pareigojimai dėl karinio kontramobilumo, kitų aspektų. Tai nemažai tų teisinės aplinkos, kuri reguliuoja šitą sritį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sritis vienas aspektas yra sudėtinga,
Kitas aspektas yra, kad atsiranda tam tikrų valstybės poreikių, kurios reikia čia ir dabar atliepti ir ne visuomet galbūt jos įmanoma padaryti pasitelkiant rinkos dalyvių paslaugas. Akcininko lūkesčiai yra suformuojami, bendrovė nedirba savo nuožiūrą, tai yra struktūroje valdyba, akcininkas formuoja lūkesčius, lūkesčių gyvenimą atsako valdyba perkelia lūkesčių įpareigojimus generaliniam direktoriui ir jo komandai ir tokiu būdu judami prieki. Keičianti situacijai, matant, kad ir ekonominė situacija iš dalies keičiasi ir poreikiai keičiasi ir tas toksai dabartinis momentas, kuomet lyg ir labai aišku, kad reikia daug pinigų ir mes turim didelį atsilikimą kelių būklės atstatymo ir gerinimo, sakykime, procese, bet tų pinigų yra ribotai, todėl ieško Via Lietuva kartu ir su mūsų įstraukimu ir su mūsų matymų siūlymais, kaip mes galim sutaupyti toj kasdieniniai priežiūrai, nuolatiniai daugiausia priežiūrai. Tai yra rasti būdai, kur galim rasti 3,4 milijonus taupimus, mažiau šienaujant, bet tuo pačiu ir užtikrinant saugias eismo sąlygas, matomumą ir kitus aspektus. Vėlgi budėjimą, žmogišką resursą, atsisakant žmogiško resurso, fizinio budėjimo, perkeliant į sprendimų paramos sistemas ir, sakykime, kamerų didesnį skaičių įdiegimą, tai tie sprendiniai įgyvendinami. Bendrovė. Kaip atrodo bendrovė? Mes turim 49 mažesnės lokacijas, čia statistinių skaičių visų neskaitysiu, nespėsim, bet iš tos skaidrės galima susidaryti apie pajėgumus pačios bendrovės. Ir bendrovė nėra vien tik tais apie tą operation and maintenance, mes taip pat turim turėti ir turime ir karjerus, iš kurių galim paimti medžiagą ir tiem patiem žvirkeliam naudoti kitom paskirtim, taip pat asfalto gamyklą, kur gaminamės asfaltą ir kritiniais momentais, žiemos momentų užkuriam ir gaminam karštą asfaltą ir tas pačias duobės ne šalto asfalto, bet taisom karšto asfalto ir tokiu būdu gaunam vėl ekonominį efektą. Ir čia išvardintos bendrovės paslaugos ir darbai, kurių yra tikrai nemažai ir didžiąją dalį džiugu, kad mes atliekam labai aukštame lygyje. Trumpai skaičiai, dinamika, tai darbuotojų skaičiaus dinamika yra mažėjanti, darbuotojų skaičius mažėja, efektyvumas didėja, darbo užmokestis didėja, turėjom tam tikrų stabtelimų, tie stabtelimai labai atsiliepia kompetencijose, labai atsiliepia praradimuose, labai atsiliepia galutiniam bendrovės rezultate, kur prieš keletą metų turėjom įkritę į tokią duobę ir sukaupę beveik 10 milijonų nuostolių. Na ir apie efektyvumą, tai trumpai čia neįsiplečiant, raudoni skaičiai rodo galiniam stulpelėje, kad pokytis yra apie tai, kur mums pavyksta per tam tikras darbų rūšis pasiekti efektyvumą versus 23 versus 24 metai. Tai kai kur tas pokytis žiemos priežiūros nuvažiuoti kilometrai 24 metais turėjom daugiau nuvažiuoti, nes buvo agresyvesnė žiema, bet kitose rūšyse mes dar negana to, kad buvo rūstesnė žiema, mes padarėm daugiau darbų, kurie yra būtiniai tie darbai nesusiję su operation, o daugiau susiję su maintenance, dedamąja. Labai svarbi tema, kurią mes šiemet liečiam, tai yra ir minėta ir ministro, tai yra tų pačių žvirkelių, bet kol mes pasieksim tą siekiamybę, kad jų nebeliktų, jiem reikia būtinai dėmesio, nes jie yra susidėvėję, trūksta medžiagos, trūksta profiliuojimo sluoksnio ir padarėm analizę, kiek kartų mes kurios žvirkelius profiliuojam, kodėl skiriasi tas skirtumas, kaip susijęs su intensyvumu, kaip susijęs su medžiagiškumu. Tai apie tai dar šiek tiek pakalbėsiu, bet tai ką mes dar koncentruojamės, tai yra į tą reaktyvę tokią pagalbą mūsų statiniams, kur tiesiog čia ir dabar reikia padaryti sąlyginai nedidelės apimties darbą, nes kitu atveju ten mes turėsim tos nuostolius, nebūtinai 100 000 per 4 valandas, jeigu žemesnės kategorijos kelias, ten galbūt mažesni tie nuostoliai, bet jeigu uždarysim ilgesniam laikui, tai tos pasiekmes bus pakankamai sudėtingas. Besikeičiančios klimato sąlygos, išplautos pralaidos, išplauti šlaitai ir kai kuriais atvejais greičiau darbą padarai, negu aprašai, nuperki ir panašiai. Tai irgi yra Via Lietuvos toksai
požiūris, kurį mes labai palaikom ir stengiamės atliepti, aišku, pagal visas įstatymo raides ar normatyvinių dokumentų, greitai sutvarkyti tam tikras problemas, kurios atsirado netikėtai, kaip ta katė iš maiše, kur gali išlysti, gali ir neišlysti. Tai čia šiuo atveju kai kurios, kai išlenda, tai jas reikia greitai labai išspręsti, ką daryti. Kita veikla, kur inžineriniai tinklai, apšvietimas, kosis stotelės, visi kiti aspektai, viskas, kas yra prie kelio, turim tokį lūkestį išvies ir jį tikrai stengiamės atliepti, kad mes tą priežiūrą tinkamai užtikrintume. Inovacijų šiek tiek tema apie tai, kad ir ženklinimas efektyvus, ir nuženklinimas efektyvus, ir tam tikri kiti sprendiniai. Ir projektavimo veikla, kur tos gretutinės mūsų veiklos paskui parodys, kodėl mes jas darom, kodėl čia kelių priežiūra tą turi daryti, kodėl ne rinkoje perka. Todėl, kad prieisiu prie eurų, tada pakomentuosiu. Kas dar kelia didžiulius iššūkius didelius kelia tai, kad mums finansavimas yra praktiškai fiksuotas, o situacijos yra labai nefiksuotos. Čia yra grafikas, kaip keičiasi druskos kiekiai, kuriuos mes panaudojam valstybinės reikšmės keliuose. Tai priklausomai nuo metų 37 tūkstančiai tonų iki 150 tūkstančių tonų. Aišku, čia tarpe dar keitėsi reikalavimai, bet 19-20 metų žiemos praktiškai nebuvo. Daug kas prieina ir sako, jums gerai šiemet sekasi, žiemos nėra, bus geras rezultatas, kiti aspektai, bet šią žiemą jau yra virš 45 tūkstančių, kaip bebūtų, pernai 2 mėnesiai, šiemet 45 tūkstančiai jau išbarstyta, tai yra daugiau negu 19-20 metais. Tai tie metai yra skirtingi, kuom džiaugiamės ir mūsų darbuotojų straukimų ir konkursų organizavimo kitais aspektais. Ir tiekėjais džiaugiamės, kad mes šiandien vidutinę kainą mokam už druską 52 eurus, kas yra visų laikų rekordas, jeigu žiūrint kokie 7 metai ar 8 retrospektyviai. Ir kuomet buvo diskusijos, kad kodėl mes neperkam iš kitų šalių druskos, todėl kad brangiau, tai šiandien tai yra pigiau, negu mes pirkom prieš 8 metus iš vienos valstybės. Apie pinigus sakiau, kodėl mes tas kitas veiklas turime daryti. Kitas veiklas turim daryti, kad čia yra finansavimas, apatinė žalia dalis, tai yra valstybės skiriamas finansavimas kelių priežiūrai, kelių priežiūros veiklai, o čia yra tos dvi žalios dedamosios, tai yra valstybės lūkestis kelių priežiūrai. O kad lūkestį atliepti reikia technikos, reikia gebėjimų, reikia žmonių, reikia sprendimų, tai bendras lūkestis yra 135 milijonai be PVM, bet suma, kur mums priskirta buvo, tai yra 92 milijonai be PVM. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turim kažkur gauti pinigų tam, kad atliepti lūkestį ir turėtumėm kompetencijas ir gebėjimus ir pajėgumus. Taip, tai čia šiek tiek dar statistika kilometrais, bet matau, kad kaip sakant, kalbėjimo įgūdžiai nėra prarasti, tai biškai išsiplečiu, šiek tiek patrumpinsiu tada. Tai vien tik tais darbo rankom, 2 rankom, kaip sakant, nenuveiksi daug darbų, turi būti komanda vienas, antras turi būti šiuolaikiniai sprendimai, paramos sprendimai ir kiti aspektai. Tam skiriame labai daug dėmesio ir man prisijungus prie komandos daug laiko skiriam diskutuoti, ar tie sprendimai yra nice to have, ar tie sprendimai tikrai kūrė pridėtinę vertę. Tai 60-70% turi kurti pridėtinę vertę čia ir dabar, 20-25-30% gali būti nice to have, kurie galbūt kurs po 10 metų didelę pridėtinę vertę, tam, kad patirtis būtų renkama. Tai tokiu būdu ir koncentruojamės, atverinėjom duomenis visuomeniai, tikime, kad duomenų atverimas padės mums efektyviau dirbti ir jau matom, kad padeda efektyviau dirbti mūsų darbus, nes kuo daugiau visuomenė žino, kuo daugiau bendruomenė žino, kuo daugiau edukuota ir ne tik bendruomenė, visuomenė bendraja prasme, tuo mažiau klausimų užduoda, tuo daugiau gali patys pasižiūrėti ir išsamus atsakymas panaikina kitus 10 klausimų, nes bendraujam ir šiandien pasikeitėm daug nuomonių ir žiūrėkim, kiek atsiranda atsakymų į klausimus. Kelių priežiūros valdymas didelis mūsų
mūsų paramos teikėjas, davėjas. Ir praeitais metais integruota veis, kuomet mums nebereikia važiuoti pagal priežiūros lygius, kaip rodžiau, žemiausiam priežiūros lygį, patruliavimas vykdomas ten į mėnesį 1 ar 1,5 karto gaunasi aritmetiškai. Tai turint duomenis iš aktyvių, sakykime, kelių naudotojų, tie duomenys ateina čia ir dabar tą minutę, kuomet yra ten kažkokia situacija. Ir mes reaguojam, vertinam ir jeigu tai yra pasikartojantis, tai tiesiog bus nuvykta į vietą ir įvertinta, kas per situaciją, ir jeigu tai pažaida, bus užtaisyta, jeigu kažkoks liuvinys, jis bus pašalintas. Asfalto gamyklą minėjau, svarbus toks aspektas irgi ir rinkai, tokį irgi jaučiu įsipareigojimą, nes mes vykdom daug viešųjų pirkimų ir girdžiu komentarų, kad na, jūs perkat, bet paskui sutarčių neišnaudojat, tai rinką sužadinat, bet realybėje paskui tų paslaugų nenuperkat arba ta paslaugų apimtis yra ženkliai mažesnė. Tai kalbant apie šaltą asfaltą, turiu rinką nuvilti, kad mes tikėtina jo nebepirksim, nes viską pasigaminam savo asfalto gamyklai ir naudojam tiek palaidų būdų, tiek fasuojant, na ir jeigu poreikis būtų, tai tikrai galim ir parduoti. Svarbi žvyrkelių tema, labai greit prabėgau. Žvyrkelių bendras ilgis 5467, blogų žvyrkelių aš sakyčiau, kad labai panašus yra. Ir greideriuoti ten gali be galo, be krašto, bet jeigu nėra ką greideriuoti, ta situacija pasikeičia po pirmo lietaus arba po kelių dienų transporto naudojimo. Ką mes dar turim, neparodžiau taškais, bet bendrovė turi 70 plus karjerų Lietuvoje ir dabar labai daug dėmesio skiriam, kaip įveiklinti tuos karjerus, ne pardavimui medžiagos, ne dar kažkur, bet kad ta medžiaga galėtų nukeliauti į artimiausią žvyrkelį. Tai analizė, atstumai, pervežimai, kuo mažesni, kad prie ko verčiau mūsų meistrijos, tada perdengti žvyrkelių tinklą ir tikiu, kad tai gali irgi sukurti didelę pridėtinę vertę, nes mes už tą patį eurą padarysim daugiau. Tai analizė, esamų žvyrkelių, kuriuos mes greideriuojam tik 5 kartus per sezoną, kuriuos greideriuojam ten daugiau, 10 kartų per sezoną, kuo skiriasi medžiagiškumas ir galbūt, ne tik galbūt, bet ir bus teikiamos rekomendacijos Via Lietuvai peržiūrėti tam tikrų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Kelių muziejus, tai matėte keletą eksponatų šiandien, ačiū Rimantai tavo komandai už įsitraukimą ir kviečiam aplankyti. Kelių muziejus irgi turim akcininko lūkestį ir valdybos lūkestį, turim gerą žinią ir gal ne tokią gerą žinią. Geroji žinia, kad yra nemažai pokyčių įvykę ir tikrai yra ką pažiūrėti ir ne tik tais pažiūrėti, bet ir pačiam interaktyviai sudalyvauti tam tikrose dalykuose. Blogoji žinia yra tai, kad šiandien pasirašiau kainas bilietų muziejaus lankymo ir su to susijęs dalykais. Tai 6 eurai vienas bilietukas, bet siekiant išlaikyti, siekiant puoselėti, siekiant sukurti pridėtinę edukacinę vertę ir kitas, tai nemokamai nesigauna, nes tada gaunasi, nėra tiesioginė veikla. Tai siekiamybė, kad neilgoje perspektyvoje muziejus išsilaikytų pats save. Na, o ką mes veikiam žiemą, tokią kaip šiandien, ir tokią, įdėjau nuotraukas iš praeitų metų sausio ir iš 25 metų sausio, tai skirtumai yra akivaizdus. Jeigu žiūrėtumėm į žemėlapį, tai apie 150 barstytuvų keliuose, valytuvų barstytuvų keliuose, tą pačią dieną arba to pačiu laikotarpiu. Na, o šiandien nei vieno nėra, čia paėmiau iš kelių dienų prieš. Tai ką mes veikiam? Tie būdim, kaip priklauso pagal priežiūros lygius, bet būdim ne ant sopkutės, ne ant kėdutės, ne dar kažkur, bet atliekam tam tikrus darbus ir tie darbai yra keliuose ir džiugu, kad jau naudotojai kelių mato tą pokytį, kad tie būtiniai darbai yra daromi. Ir čia paminėtos tos rytis pagal procentus, tai pažaidos, kelkraščiai, vandens nuvedimo sistemos, pralaidos, krūmų, medžių šalinimas ir taip toliau, ženklų keitimas, valymas ir kiti aspektai. Avarijų šalinimas tas pats, vandens nuvedimo, kur atrodo lyg ir nepatogu, nesaugu, bet tai iš tikrųjų žala didžiulė pačiam statymui. Ta tvarkomės. Vandens nuvedimas, viskas, nebėra jokio vandens, lietus palyjo, čia taukšodavo vėlgi tokia mini patvanka, tuomet pralaidos išlaisvinimas, medžių pašalinimas ir matomumo užtikrinimas.
susitelkę su Via Lietuva, tai ir mes iš savo kažkiek, ir jie dar skiria finansavimo ženklų pakeitimas, nes tokie, čia aišku, pavalyti, nuvalytas jau šiai dienai, bet atsilupusios raidės, tai reiškia, kad mums nerūpi, mes negalim, mes nematom, mes neprieinam, saugumo dedamosios, tai šitie dalykai turime įpareigojimus ir iš Via Lietuvos, teikiam savo siūlymus. Lean sesijos strategavimas, analizės, tai yra mūsų tą laikotarpį mes tengiamės išlaikyti, nes pavasarį vėl naujas sezonas, nauji iššūkiai, perėjus kiti aspektai ir taip toliau. Labai trumpai baigiu jau ir eisime prie diskusijos. Trumpas palyginimas, ar mes čia brangiai, ar pigiai tą priežiūrą Lietuvoje turime. Tai palyginimas yra su Minnesota, galbūt jūs sakysit, kad su Amerika mums čia ne visiškai tinka lygintis, bet aš keletą skaičių. Tai kelių tinklo ilgis praktiškai toks pat yra. Čia šiek tiek dar edukacinės skaidrės, kad ko mes ten skiriamės, panašus, nepanašus. Regionai pas mus 4, tai yra 4 regionai, 4 regionų vadovai, pas juos yra 8 regionų vadovai. Priežiūros meistrių pas mus 49, pas juos 150. Ir metinės sąnaudas kelių priežiūrai yra pas mus skiriama 113, 108, pernai buvo 5 nedaskyrę, versus 350. Ir darbo užmokestis, kad išskirti, nes 3 kartus BVP, sakykime, skiriasi ir darbo užmokestis, tai darbo užmokesčiui panašiai išleidžiama. Ir dar šiek tiek žemos priežiūros biudžetas, tai žemos priežiūrai ten išleidžia šiek tiek mažiau. Tai tie skaičiai yra palyginami ir tikrai mes matom, kad turim nemažai tų eilučių, kur mes esam efektyvesni. Trumpa tokia kryptis, ko mes ėmėmės ne tik iš Jungtinių Amerikos valstybių, bet ir iš kitų valstybių, kad pereina pasaulis ant tirpalų, jeigu taip galima išsireikšti, ir tai leidžia būti tvariem, tai leidžia staupyti 30% kietosios druskos kiekių, tai yra pinigų druskai išleisti. Ir tam reikia tam tikrų priemonių, kurios nėra tokios brangios. Ir tą kryptį irgi mes žiūrim. Čia, tarp kitko, dešiniai pusėje tos 2 nuotraukos yra mūsų patirtis ir mes tirpalus mokam gaminti, jos naudojam, bet negalim naudoti tokią apimtim, kaip naudoja mūsų kolegos, partneriai, nes tiesiog našumai per maži, trūksta dar bačkų, bet rudens vėlyvo, žiemos pradžios. Dabar šiuo laikotarpiu mes labai efektyviai irgi naudojam tirpalus ir prevencinę priežiūrą vykdydami, sutaupydami medžiagas, tausodami aplinką ir darydami kitus aspektus. Ir šitas grafikas rodo apie tirpalų kiekio panaudojimą, 24-25 dar nežiūrėčiau, bet matom, kad ir mes jau pradedam auginti tą kreivį. Na ir pabaigai, dar paprašiau pats dirbtinio intelekto paryškinti, kokias technologijas turėtumėm taikyti nuolatiniai periodiniai kelių priežiūrai. Tai čia davė tokias kryptis, jų neskaitysiu, bet ir pabandžiau užgesinti, ką mes Lietuvoje turime, nekalbant vien tik apie mūsų bendrovę ar bendrai kelių priežiūrą, bet apie visą sektorių. Tai sakyčiau, kad 50% plus mes darome. Tai jau yra gerai. Kai mes darysim 60-70 plus, būsim, manau, neženkliai, bet turėsim pranašumą net ir prieš Europos ar kitų šalių, sakykime, tą veiklą vykdančius ir šitą sritį kuriančius žmonės. Ačiū labai, atsiprašau, kad šiek tiek užtempiau ir dabar kviečiu. Atsiprašau, jeigu galėtumėt, gerai, čia tada tik mes biškutį klaidelę dėl vieno pavadinimo. Kviečiu visus kolegas prisijungti ir padiskutuoti. Tai Jurijus Jelinskis, Vilniaus rajono savivaldybės susisiekimo skyriaus vedėjas, Martynas Gedaminskas, AB Via Lietuva infrastruktūros palaikymo vystymo grupės vadovas ir Šarūnas Frolenko, asociacijos Lietuvos keliai vadovas. Ir kągi, padiskutuokim. Dabar aš patylėsiu, paklausysiu. Sveiki visi. Tai keletą klausimėlių norisi. Tuoj sekundę, aš atsiprašau. Kaip čia man padėjo?
Tai gal pradžiai aš taip kreipčiausi į infrastruktūros mūsų sergėtojus, turto valdytojus, tai Martyną ir Jurijų. Gal gali trumpai pasidalinti, kalbant apie jūsų atsakomybę esantį kelių, gatvių tinklą, kaip nepasimesti toje didelėje apimtyje, nes ir lygiai skirtingi, ir kategorijos, ir kelių, ir gatvių, ir atlikti nauji darbai, sukurta nauja infrastruktūra, kada prie jos grįžti ir kokiais būdais, kaip jūs tą administruojat per nuolatinės ir periodinės, sakykime, priežiūros dedamą. Tai prašau, Martynai, ir tada Jurijų pakviesiu. Labą dieną visiems. Tai geras klausimas turbūt, nes vis tiek infrastruktūros yra pakankamai daug, ką ir žiūrėjom ir pristatėme pas Audrių, tiek palyginamas su Minnesota, pasirodo ir už Minnesota esam turtingesni pagal kilometrų kiekį, jau nekalbant apie kaimininės šalis. Tai iš tikrųjų tiek periodinė, tiek nuolatinė priežiūra turbūt kaip ir visi ir savo asmeniniuose gyvenimuose suprantam, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad tinkamai, savalaikį ir kokybiškai prižiūrėti tą turtą, kurį šiandien dienai turime sukurtą. Nes bet koks turto objektas, kas tai būtų, ar tai kelias, ar tai statinys, ar elementariai netgi automobilis, savalaikiai neprižiūrimas tiek kasdieniniai priežiūroj, tiek periodiniai, ką kalbam, kad laiku būtų atlikti tie darbai, kurie privalo būtų atlikti, galutiniam rezultate vartotojui arba turto netgi naudotojui, savininkui kainuoja kartais didesnius pinigus. Ir tai, ką Audrius paminėjo ir pristatėme, kad visi darbai turėtų būti atliekami savo laiku. Tai ar yra šiandien taip Lietuvoje su valstybinių kelių tinklu, tai turbūt ne. Koja kojon ieškom sprendimų ir su kelių priežiūra, kaip tą dalyką galėtumėm užtikrinti labiau. Žinome, yra dalis trūkstamos informacijos istoriškai, kadangi daug kur neturim informacijos apie faktinę arba realią kelio konstrukciją, kokia yra, kaip ji buvo suprojektuota, kaip ji buvo pastatyta, kadangi daugelis kelių, o ypatingai tiltų, jie yra pastatyti prieš tikrai gerokai keletą dešimtmečių atgal. Tai su dabartinė infrastruktūra, ką mes turim, tai turim ir turto valdymo sistemas, kur šiandien dieną jau susivedam į turto valdymo sistemą pilnai tiek panaudotus asfaltų mišinius, tiek konstruktyvus, tiek pačios konstrukcijos tipą, kas jau leidžia planuoti ir dėliotis ne tik kasdieninę priežiūrą, bet tame tarpe ir periodiką, kada jį būtų reikalinga atlikti. Kiekvienais metais iš kelių su asfalto danga renkame informaciją su mobilia kelių tyrimo laboratorija, kur iš tikrųjų gali matyti ir kelių degradacijos laipsnį vykstantį arba keliuose pokytį ir tokiu būdu suplanuoti taip vadinamus prevencinius arba periodinius darbus, ypatingai kai pastebimos pažaidos, mikroplyšiai viršutiniuose dėvimuose asfalto sluoksniuose, kur puikiai suprantam, kad pakeisdami viršutinį asfalto sluoksnį, jį atnaujinę, statinio gyvavimo laikotarpį, kelio gyvavimo laikotarpį gerokai pailgintumėm. Tačiau ir prasideda ta diskusija, tai širdyje suprantame ir inžinieriškai suprantame, kad reikėtų atlikti prevencinius darbus ir atnaujinti tam, kad dar 10-15 metų, gal ir ilgiau kelio gyvavimo laiką pailgintumėm. Tačiau ir praeitų metų patirtis, ką parodė, kad labai svarbu yra užsimti švietėjišką veiklą ir vis labiau pasakoti tiek visuomeniai, tiek politikams, tiek kartais ir tiem asmenim, kas biudžetą priima, kad periodiniai darbai yra labai svarbus. Nes praeitais metais ne vieną mėnesį susirašinėjome su tam tikromis interesuotos asmenų grupėmis ir įrodinėjome, kodėl visiškai gerą asfaltą atnaujinome, pakeisdami tik viršutinį sluoksnį, bet netvarkėme to, kuris jau yra nepravažiuojamas. Tai toje vietoje ir palyginimas, ką galim padaryti už
100 000 nepadarė šiandien, tai kaip taisyklė metų kelių bėgyje turėsime įdėti bent jau 1 milijoną arba daugiau. Tai čia tikrai yra reikalingas mūsų visų bendruomenės indėlis, mokslo institucijų, mūsų kaip kelių valdytojo, rangovinių kompanijų, projektuotojų, asociacijų. Vis tik tai parodyti visuomeniai, parodyti vartotojam, kas yra kelio gyvavimo ciklas, kokie yra tie patys periodiniai darbai, kaip jie turi būti atliekami ir kada atliekami, nes šiandien dienai dauguma supranta, kad kelias turi būti remontuojamas tik tada, kada jis sugriuvo. Bet puikiai suprantam, kad jeigu važiuosim automobiliu iki tol, kol jis vieną rytą neužsikūrė, tai turbūt susidursim su truputį sudėtingesnėm problemom, negu kad laiku pasikeisdami tepalus, laiku pasikeisdami filtrus ir kitus dalykus. Tai trumpai tiek. Ačiū, Martynai. Trumpai, bet išsamei ir daugiau tęs neklausiu, nes tu visus mano klausimus jau atsakei. savo plačiam. Gal sugalvosi daugiau? Gal dar sugalvosim. Tai Jūriau, prašau. Jo, tai norėčiau pristatyti iš karto Vilniaus rajoną. Tai yra žaliasis kaimynas Vilniaus miesto, sostinės mūsų. Pas mus ežerai, sodų bendrijos, kur važiuoja pailsėti ir svečius aplankyti sostinę visą. Vilniečiai, užtat pas mus neapskaitoma tokio gyventojų skaičiai yra gan dideli. O tai reiškia, kad negaunam papildomą finansavimą. O kalbant apie priežiūrą, tai turbūt neatsiejamas dalykas yra finansavimas. Savivaldybėje turime pasitvirtinę strateginį plėtros planą iki 32 metų. Ir jame apsirašėme, kokių tikslų turime pasiekti. Tai ir asfaltuotų kelių ilgius, šaligatvių saugumas, plėtra ir tame tarpe yra ir priežiūra. Priežiūra organizuojama yra mūsų teritorijoje paprastų būdų. Per seniūnaičių sueigas, per seniūnus. Ir prašymai dėl tų visų remontų atkeliauja į savivaldybę, savivaldybė tada nagrinėja, pateikia poreikį. Bet matome tendenciją kokią, kad jeigu neapsirašai konkrečiai, kas už ką atsako, kas kaip turi, kuom vadovautis, netgi sudarant sąrašus remontų, ar ten kelkraščių tvarkymą, duobių lopijimą, siūlių užtepimą. Nesant tvarkai, daug tada praleidžiama objektų ir negali susiplanuoti. Negali suplanuoti normaliai savo darbų, ateičiai negali tada planuoti metų pradžioje biudžetą ir visus tos dalykų, resursų ir taip toliau. Turėjome pernai labai gerą patirtį su Vilnius Tech, padarėme sutartį ir pagal sutartį buvo paruošta tvarka žvyrkelių laistymo programos. Tai žvyrkelių laistymo programoje buvo apsirašyta, kada, kaip, kur bus nuolatinė priežiūra, kur pagal galimybės, pagal finansus atlikinėsime priežiūrą. Tapo aiškiai, kai pasitvirtiname tvarką, paviešiname ją, žmonėm pabandėm ir per sotinklus, per mūsų puslapį viešinti per seniūnijas, kad yra tokia tvarka. Dabar žmonės nusiramino, tikrai mažiau pradėjom gauti nusiskundimų dėl dulkėtumo mažinimo. Tai va ta tvarka turi būti matyt visiems etapam. Vat kaip Martynas sakė, švietimas žmonių tikrai priveda prie to, kad tada žmonės administracijoje, kitose įstaigose atsakingose turės daugiau laiko vykdyti savo tiesioginės funkcijas, planuotis, darbus organizuoti, o neužsiminėti kažkokią biurokratiją ir atsakinėti tik tai gyventojų prašymus. Tai trumpai taip. Ačiū, Jūriau. Tai bandau taip iš kitos pusės dabar žiūriu Šarūną ir iš kitos pusės užeiti. Galbūt ir kaip naudotojai, kaip vartotojai ir kaip šakos atstovai dabar, kaip va tie mūsų kelininkai, asocijuota struktūra ir pats vertini, kiek laiko turi tarnauti tas naujas statinys arba atnaujintas statinys, kuris kapitaliai atnaujintas, ne šiaip koks paprastas remontas, kiek jis turi tarnauti iki pirmosios mažos intervencijos ir iki jau tokios didesnės atnaujimo intervencijos, kuomet jis iš esmės sustiprinamas atnaujinama.
Pabandysiu atsakyti ir tą klausimą ir dar šiek tiek sureaguoti tai, kas čia šnekam, ar ne, ir visą tą kontekstą, kurį čia turim. Tai iš esmės turbūt labai sutinku su ir paties to padėliojimu, kad pirmieji 5 metai tai tikrai ne valdytojas, ne statytojas atsako, ar ne, atsako tie, kurie statė, tie, kurie prižiūrėjo ir panašiai. Bet vėlgi, nežinau, kelią galima lyginti su kuo tik tais nori, galima lyginti su automobiliu, galima lyginti su grindimis ir su bet kuo. Jeigu mes norime, kad daiktas tarnautų, mes negalime jo nesirūpinti. Kad pažaida dar kažkas atsiras, tai yra normalu, tai atsiras, ar ne, kažkuriais metais atsiras. Ir tai reiškia, kad mūsų modus operandi, ar ne, apskritai turi veikti taip, kad mes laiku reaguojame tam, kad daiktas tarnautų maksimaliai ilgai. Na lygiai taip pat, kaip mes elgiamės, nežinau, su savo automobiliu, su savo butu, su savo siena ar dar kažkuo, tai lygiai taip pat turime elgtis su keliu. Kur mes turime problemą? Mes turime problemą labai paprastą. Mes turime resursų trūkumą ir tam tikrą prasme esame, taip čia, tų kelių vėlgi, kaip palyginsi, ar ne? Ar turime per didelį dvarą ir negalime prižiūrėti visų kambarių, ar turime per didelį automobilių parką ir negalime visų prižiūrėti. Tai akivaizdu, kad mes, nežinau, palyginsiu su automobiliu. Jeigu viršutinis kelio sluoksnis yra alyva, kurią, kaip automobilyje, reikia keisti, ar ne, 30 000 ar 15 000, kokią ten benaudotum, atėjo laikas ir turi keisti, tai pamatas, pagrindas, yra variklis, ar ne? Ir tu žinai, kad jeigu tu nepakeisi alyvos laiku, tai tu užkalsi variklį. Kai tu užkalsi variklį, tai sąnaudos bus ne kelių šimtų, o bus kažkiek kartų didesnės. Tai lygiai taip pat čia yra, ir mes esam toje situacijoje. Ką tai reiškia praktiškai? Praktiškai, kad jeigu mes turime automobilių parką 100 vienetų, o pinigų turime 10, mes kažkurio momentu turim pasakyti, likusių 90 nepadarysim, ten nieko nebus. Ir turbūt išsirinkti tuos, kurie yra šiuo metu dėja, bet beviltiški ir pasakyti, kad neturim lėšų. O visiems kitiems turime labai racionaliai suplanuoti tos priežiūros, palaikymo pinigus ir iš tikrųjų užtikrinti, kad jie atitarnautų kuo ilgiau. Tai man atrodo, kad čia yra svarbiausia, kad mes ateitume į labai racionalų lėšų panaudojimą. Nes padaryti visko, nežinau, man ir po šios dienos yra labai aišku, kad dar 2-3 metus svajot galim tik tais, ta prasme, drambliuko svajonės, ar ne? Tai toks, atsiprašau, ilgesnis pasisakymas. Ačiū, Šarūnai. Ir ta paralelė tavo man labai patiko ir prie jos dar šiek tiek norėčiau apsistoti apie alyvą ir apie tą savo laikį. Šiandien mačiau tokį skaičių, 3,6 milijardo vyriausybės programą į kelių, sakykime, srityje. Toks labai įdomus man tiesiog keliantis klausimas, Martynai, o toj 3,6 milijardo programai yra tų kelių, kurių prieš 20 metų statyta ar 18 metų, tos alyvos pakeitimas, ar joje yra tai numatyti? Jo, tai apie vyriausybės programą, ką mes kalbėjom šiandien, arba kas buvo pristatyta ankstesnėse skaidrėse pirmoji dienos pusėje, tai kalbam apie lūkestį tiek, kiek yra reikalinga šiandien turėti lėšų tam, kad situacija Lietuvoje, iš esmės neblogėtų. Tai tiek periodika ten tikrai yra įvertinta, nesuprantama, kad tikrai savalaikiai buvo kažkuriuo metu padaryta pauzė ir per mažai buvo skirta dėmesio periodiniai priežiūrai. Nekalbu apie kelius, kalbam apie tiltus, nes visi suprantam, ką reiškia tiltui laiku nepakeistas deformacinis pjūvis bėgantis, laiku nesutvarkyta hidroizoliacija. Tai reiškia, kad po 3-4 metų pasikeičiam kaip minimum tilto perdangą, vietoj to, kad sudėtumėm 100 000, kaip sakau, tai kalbam apie milijonus. Ir tada natūralu, kad tų pinigų dar labiau tiesiog pradeda trūkti. Tai skaičiuodami ir teikdami siūlymą, nes čia buvo tik tai dar siūlymas vyriausybės programai lėšų poreikio, tai mes vertinom apie 650 milijonų eurų tik tai keliams su asfalto danga prižiūrėti ir remontuoti. Tai tame tarpe yra ir periodika, nes kaip ir kalbam, ir periodinių darbų turim visą prioritetinę eilę, apsirašę reikalavimus, surinkę duomenis, kaip ir kalbu, iš kelių ir ypatingai
kalbam apie tuos kelius, kur dar yra galimybė tą dalyką padaryti. Tai vat, jeigu būsim išgirsti ir jeigu bus skirtas tikslinis finansavimas, Reiškia įtraukti. reiškia darysim. Taip. Ačiū. Jūrijau, noriu paklausti. Žinau, kad jūs atnaujintant kelių dangas, gatvių dangas, ieškote tų tokių inovatyvių sprendinių, pigesnių sprendinių, bet išpildant visą struktūrinį reikalavimą laikomąją gebą, sukuriant ir panašiai. Kas dabar girdėjosi praeitais metais ir iš prezidentūros, ir iš ministerijos, kad reikia ieškoti ir VIA, šiandien pasisakė, kad reikia ieškoti pigesnių sprendinių, mažo eismo intensyvumo struktūrom. Aš teigiu, kad jūs jau turite tą patirtį ir 4, 5 ir gal net daugiau metų patirtį, bet man kažkaip atrodo, kad jūs lyg ir parenkat projektinį naudojimo laikotarpį 12 metų, 15 metų. Gal galite pasidalinti, kokia patirtis, lūžta tos dangos, nelūžta, kaip jūs dažnai prie jų turite grįžti? Taip, mes turime 20 metais pasirengę kartu tada tuo metu buvusią VGTU, dabar Vilnius Tech vėlgi. Jų pagalba parašėm KPT SDK VRSA vadinam, ne 19 standartą, kaip visi priprato. Tai nuo 20 metų mes turime tokią mažo eismo intensyvumą gatvėm paruoštą tvarką, nes 19 metais kas atsitiko? Kelių direkcija tada patvirtino KPT SDK 19. Minimali konstrukcija asfaltbetonio dangos buvo 8 cm. Kas mums netiko? Pas mus yra daug vienkiemio arba mažo eismo intensyvumo gatvelių. Tai yra seni kaimai, nutolę nuo centro miesto, ten plėtra gal nenumatyta, nėra miškovežio, atvažiuoja sunkesvoji tai šiukšlių išvežimo mašina 2 kartus į mėnesį. Tai vat visas sunkus transportas. Todėl kilo idėja, kad galbūt galima būtų sukurti savo tvarką. Kartu savo GTU ją sukūrėm. Iki šiol VIA Lietuva visuose seminaruose dabar mūsų gyrė už tai, kad turime ir siūlo pasinaudoti. Tai į Vilnius Tech galite kreiptis, pas mus ateiti. Tai pasiekmė. Tai turint tokią tvarką, mes tikrai taikome kelių direkcijai pridavinėti objektus arba VIA Lietuvai naujai. Nebuvo jokių problemų, nes normatyvai atitinka, srautų eismo intensyvumo matavimai yra atlikti ir jie pagrįsti. Todėl tą konstrukciją mums leido sumažinti. Mes taupom lėšas, taupydami lėšas mes neprarandam objektų ilgamžiškumo, jie po ilgamečio naudojimo kažkaip tai ypatingai greitai nenusidėvi. Mes visi žinome, kad nusidėvi tenai, kur bloga konstrukcija ir didelis sunkiasvorio transporto eismas. Tai vat, vengiant tokių objektų, galima pasiekti gerą rezultatą, sutaupyti pinigų ir sutaupytus pinigus panaudoti kitiem objektam, tai ar priežiūrai, arba naujai statybai. Tai tikrai pasiteisino ir kiek žinau, VIA Lietuva irgi peržiūri dabar tą KPT SDK normatyvą. Galbūt jau pagalvos ir apie savivaldybės, ne tik apie valstybinius kelius ir suprognozuos arba rekomenduos naudoti mažesnis apkrovas taikyti savivaldybėms. Tai būtų naudinga, nereikėtų kiekvienam savaip išradinėti kažko. Ačiū. Neturim teisės jūsų ilgiau užlaikyti, tai dėkoju už tokią šaunę diskusiją ir nežinau, kaip čia, ar Šarūnai čia parinkai bendraminčius, ar taip gavosi, kad prieštaravimų jokių nėra, visi kaip ir labai panašiai mąsto. Man atrodo, tai uždaryk sesiją. Ne ta tema, kur reikia susipykti. Man atrodo, kad čia viskas labai aišku. Taip. Ačiū labai. Ačiū. Kad sutikot. Dėkui.